Druskininkai jau alsuoja kalėdų laukimo nuotaikomis. Šeštadienį pramogų aikštėje įžiebta kalėdinė eglutė. Prie eglutės, kaip ir pernai, įsikūrė kalėdinė prakartėlė su gyvomis avimis ir asiliuku, kurią puošia tautodailininko Antano Česnulio ir Gintauto Akstino sukurtos medinės šventosios šeimynos skulptūros. Prakartėlę šeštadienio šventės metu pašventino Druskininkų bažnyčios klebonas Kęstutis Masevičius. Susirinkusius į eglutės įžiebimo šventės svečius pasveikino renginio vedėja Snieguolytė, kuri pranešė vaikams labai liūdną žinią. Kalėdų senelis susirgo ir šiemet šventėje dalyvauti negalės. Tačiau vaikų raginimai ir laukimas padarė stebuklą. Su savo padėjėjais iš tolimojo šiaurės ašigalio į Druskininkus atvyko pats tikriausias kalėdų senelis. Atkeliavau, žinoma, iš savo tolimųjų namų, atkeliavau iš Laplandijos ir šiemet, galiu pasakyti, man labai pasisekė, nes labai geros oro sąlygos. Mes su savo elniais keliavome linksmi ir patenkinti. Mūsų kelionė buvo tikrai labai nuostabi. Viso pasaulio vaikai yra labai geri ir jie man suteikia tvirtybės, stiprybės ir jėgų, todėl aš taip greitai ir pasveikstu, nes kurgi besidėsi, vaikučiai laukia senelių, jie visus metus manęs laukia ir aš tiesiog negaliu jų neaplankyti. Po Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko ir Seimo narės Kristinos Miškinienės sveikinimo buvo įžiebta pagrindinė miesto eglė. Jos įžiebimą palydėjo šventinis fejerverkas ir susirinkusių svečių plojimai. Druskininkiečiai bene vieninteliai visoje Lietuvoje puošia gyvą eglutę, kuri kasmet vis auga. Per paskutiniuosius metus ji ūgtelėjo beveik 0,5 metro, dabar jos aukštis apie 29 metrus. Kalėdų senelis kartu su savo padėjėjais į pramogų aikštę atgabeno ir Kalėdų senelio paštą, į kurį nelaukdami mažieji metė laiškus su didžiausiais savo troškimais ir norais. Senelis negali nespėti, jis privalo viską spėti, tam aš ir turiu būrį savo pagalbininkų, gerųjų nykštukų, kurie man labai padeda. Mes, žinokite, plušame ištisą parą, nes, kaip ir minėjau, mes tiesiog negalime nespėti. Mes privalom perskaityti visus laiškus, aplankyti visus vaikučius ir, žinoma, įteikti jiems dovanėles. Kalėdų senelis pažadėjo, kad jis suspės perskaityti visus laiškelius, o dar nespėja jų išsiųsti, tai galės padaryti iki pat šventų kalėdų. Visus savaitgalius iki pat šventų kalėdų kultūros centro darbuotojai prie didžiosios miesto eglės lauks vaikučių su tėveliais, ten lankysis Kalėdų senelis. Gruodžio 13 dieną šeštadienį 16:30 min. Pramogų aikštėje organizuojama kakavos popietė su Kalėdų seneliu. Po savaitės gruodžio 20 16 val. Druskininkų pramogų aikštėje Druskininkus aplankys labdaros akcijos Kalėdų karavanas organizatoriai. Tas laikas iki Kalėdų, kada mes dar galime pasitaisyti, mes galime padaryti kokį nors, kad ir nedidelį, bet bent jau vieną gerą darbą ir tada bus atleistos visos blogybės, kurias padarėte per visus metus, taigi visus vaikučius raginu, jeigu dar nepadarėte gero darbelio, iki Kalėdų mes dar turime šiek tiek laiko, būtinai padarykite ką nors gero ir laukite dovanėlių. Šiemet eglutės įžiebimo šventės Seku pasaka metu susirinkusius žiūrovus stebino šventiniai druskininkiečių pasirodymai. Šoko Rock, Decima, Dosado ir Opus kolektyvai. Profesionalių aktorių trupė Teatriukas pasiekė pagal lietuvių liaudies daineles apie gyvūnus sukurtą muzikinę pasaką.